Sveiki visi, šiandien aš jums noriu parodyti vieną kraną, kuris neblogai moka. Jisai yra gan naujas ir nusprendžiau su jumis apie tai pasidalinti, nes nauji projektai visą laiką moka neblogus pinigus. Kol dar nevėlu, paskatinsiu jūs tą progą išnaudoti ir paprasčiausiai užsidirbti nemokamą satošį. Taigi, kas čia per kranas, kas čia per projektas, tai yra toks kraniukas, kuris duoda nemokamą satošį kas 3 minutės. Paprasčiausiai užsiregistruojate jo, spaudžiate Climb, suvedate kapčią, to mes greitai suvesime tą kapčią ir pasiemam savo nemokamą satošį. Gavau dabar 556 satošis, iš viso turiu virš 5000 satošį. Taigi, ir kaip matote, vėl prasideda iš naujo viskas. Kaip matote, pakankamai greitai kyla satošį, jau turiu 2 satošis. Už kokių 15-20 minučių vėl ateisiu ir pasiimsiu tuos nemokamus satošis. Tai čia vadinasi tokie projektai kranai. Jie reklamuoja visokias nesąmonės ir už tai, kad jie reklamuoja, kad jūs būtumėte lankytojais ir vienu žodžiu jie duoda tų nemokamą satošį. Jeigu kas nežino, kas yra kranas, tai tikriausiai parodysiu dar vieną pavyzdį. Tai yra čia dar vienas kranas, kuris irgi duoda kas valandą nemokamą satošį. Irgi dabar suvedam kapčią. Šis kranas duoda kas valandą laiko. Dabar davė, šiuo momentu jisai man davė 198 satošis. Ir kuo yra šitas kranas neblogas yra tame, kad jūs, čia yra kaip ir loterija, kas valandą laiko jūs turite galimybę laimėti $200. Jeigu jūs šiuo atveju aš išsukau 2050, jeigu būčiau išsukęs 10 000, vienetą su daug nulių, tada būčiau gavęs 0,19 BTC, tai yra $200. Kadangi išsukau tik 2000, kaip matote, minimumas yra čionais, nuo 0 iki 900, 885, tada gausiu būtent tokią sumą. Jeigu bus išsukta daugiau, tai atitinkamai ir didesnė suma, tai jau 1900 ir taip toliau auga suma, iki maksimumas yra, kaip sakiau, $200. Vienu žodžiu, šį kraniuką irgi rasite apačioje po mano video. Dabar grįžtame prie mano šito naujo krano. Tai va, kaip matote, jau čia kol burną aušinau, užsikrovė iki 20 satošių ir dabar jau 21. Dabar einame prie kitokios informacijos. Taigi, čionais minimum persivesti reikia surinkti 10 000 satošių. Tai yra, manau, tikrai neblogas užmokestis, nes visą laiką reikalaujama yra minimum yra 100 000, bet šiuo atveju užtenka 10 000 satošių ir jums bus pervedami pinigai per 24 valandas. Jūs galite ir daugiau rinkti, bet minimum yra surinkti 10 000 satošių. Kai surinksite 10 000 satošių, pervedimą gausite per 48 valandas jūsų elektroninę piniginę. Šiuo atveju dar nesu įvedęs tos piniginės nieką. Projektas yra gan labai šviežias, prieš keletą dienų jisai atsirado internete ir aš nusprendžiau sukurti apie jį video. Dabar, man atrodo, su šito baigiame. Va, kaip matote, 33 satošių jau ir aš galiu vėl juos nusiimti. Geriausia būtų laukti kokią pusę valandos ir kai prisirinks padaresnė suma, kai susirinks padaresnė suma, jūs galėsite to satošį nusiimti. Va, kaip matote, ir vėl aš nusiėmiau 35 satošį mano piniginė ir vėl jie auga. Daugiausiai gali užaugti iki 1000. Kaip matote, kur aš esu dabar. Esu daugiausiai nusiėmęs 1054. Gali užaugti. Man bent jau esate užaugę. Nežinau, per kiek laiką čia man užauga, gal nežinau. Vienu žodžiu, kuo ilgiau lauksite, tuo lėčiau auga satošį. Nepamirškite to. Tai nereiškia, kad pasijungsite už mėnesio laiką ir jau turėsite 10 000. To nebus, nes kuo ilgiau lauksite, tuo lėčiau jie kils. Geriausia tai yra, kad juos nusiiminėsite, jeigu norite greičiau pririnkti, jums reikės juos nusiiminėti kas 20 minučių, kas pusę valandas. Taigi, dabar noriu dar tokią vieną naujieną pasakyti apie
nuotraukų ruošėjimą, kad čia atsirado dar vienas darbelis, kuris 1000 perrūšiuotų nuotraukų jau duos $1. Surinkau $20 ir paprašiau, kad man tuos $20 išmokėti į mano PayPal akauntą. Biški aš pavėlau, reikės man laukti iki kito pirmadienio, tada tikrai sužinosime, ar šitas projektas yra apgaulė, ar tai iš tikrųjų galima iš jo išdirbti kažkiek pinigų. Jeigu tai yra apgaulė, tai bus labai jau gaila. Tai yra tikrai neblogas projektas, iš kurio galite uždirbti netgi į dieną po $20. Kadangi aš praleidau prie šio projekto į dieną po pusę ar maksimum 1 valandą ir kažkur per 7 ar, gal man atrodo, per 10 dienų aš pririnkau tų $20 ir aš dabar paprašiau, kad man juos išmokėtų ir žiūrėsime, ar tie pinigai bus išmokėti ar ne. Bet kokiu atveju, ar jeigu bus man tie pinigai išmokėti, aš padarysiu video ir jeigu bus neišmokėti pinigai, irgi padarysiu apie tai video, kad šis projektas nemoka pinigų ir yra paprasčiausias scam. Nes yra labai daug nuomonių, vieni sako, kad šis projektas išmoka pinigus, kiti sako, kad šis projektas nemoka pinigų, kad čia yra scamas. Tai va dabar mes sužinosime tiesą ir jūs pirmieji apie tai irgi sužinosite iš mano ateinančių video. Taigi tikiuosi nieko nepamiršau paminėti, tai va čia dar vienas kranas, iš kurio galite papildomai uždirbti nemokamus satoshi ir laukite mano naujų video. Nepamirškite mane subscribe, like ir taip toliau. Ačiū už dėmesį, laukite kitų naujienų, kaip jūs galėsite užsidirbti pinigų internete. Ačiū, iki kitų kartų, ate.